Unbekannte haben den Schädel von Friedrich Wilhelm Murnau aus der Grabkammer. 2015 metais režisieriaus Friedricho Wilhelmo Murnau kapas buvo apiplėštas ir buvo pavogta jo kaukolė. Iki šiol nėra aišku, kas tai padarė. Taip, to paties režisieriaus, kuris sukūrė filmą Nosferatu. Šiandieną prisiminkime kino istoriją ir pažvelkime į vieną siaubo juostą, kurios šešėlis vis dar pasiekia mus ir šiais laikais. Juosta, kuri laikoma kino klasika ir vampyrų gerbėjų laikoma šedevru. Pakalbėkime apie Nosferatu, siaubo simfoniją. Nosferatu, siaubo simfonija, tai vokiečių ekspresionisto Friedricho Wilhelmo Murnau režisuota nebyliojo kino juosta, pasirodžiusi 1922 metais, kuri jį ir išgarsino. Filmas buvo filmuojamas 1921 metais nuo rugpjūčio iki spalio mėnesio. Tai vienas pirmųjų ir seniausias išlikęs filmas apie vampyrus. Filmas paremtas Bremo Stokerio knyga Dracula, išleista 1897 metais. Kad būtų išvengta autorių teisių pažeidimų, filmo pavadinimas buvo pakeistas į Nosferatu. Manoma, kad šis žodis paimtas nuo rumuniško žodžio nesuferitul arba nekuratų, reiškiančio nepakenčiamas, atstumiantis arba nešvari dvasia, arba kitais žodžiais tariant velnias. Vardai ir miestų pavadinimai taip pat buvo pakeisti, o kai kurie veikėjai tokie kaip Van Helsingas išvis buvo išbraukti iš filmo. Pagrindinį vaidmenį atliko Maksas Šrekas, kuris įkūnijo grafą Orloką. Filmo reklaminė premjera įvyko 1922 metais kovo 4 dieną Berlyno zoologijos sodo Marmozal salėje. Tai buvo ištaigingas vakarėlis pavadintas Nosferatu festivaliu. Festivalis prasidėjo Makso Šreko kalba ir Otto Kernbacho orkestro garsais, kurie sugrojo Heinricho Maršnerio operą Vampyras. Vakarėlis tęsėsi iki pat 2 valandos ryto ir manoma, jo išlaidos atsiėjo daugiau negu pats filmas. Svarbi detalė filme tapo saulės šviesa. Bremo Stokerio romane Vampyras nemiršta nuo saulės. Saulės šviesa tik susilpnina vampyrą, o filme saulės spinduliai nužudo grafą Orloką. Ir tai tapo neatskiriama vampyriškos tautosakos dalimi iki šių dienų. Negana to, kad tai Drakulos ekranizacija buvo akivaizdu. Bremo Stokerio našlė Florence Belkome nieko net nežinojo apie Nosferatu egzistavimą, bet vieną dieną gavo anoniminį laišką apie filmą ir net su premjeros vakarėlio programa. Net nemačiusi filmo, jį padavė į teismą filmo kūrėjus ir bylą laimėjo. Teismo nuosprendis buvo sudeginti visas filmo kopijas, kadangi filmas jau buvo pradėtas rodyti kino salėse ir jau buvo spėjęs patekti į kitas šalis, kaip jau supratote, ne visos kopijos buvo sunaikintos. Būtent šių kopijų dėka filmas išliko iki šių dienų. Filmas buvo statomas Prana Film Studijos, kuri buvo įkurta 1921 metais. Enriko Dikmano ir okultisto Albino Grau. Studijos pavadinimas buvo paimtas nuo Indijos filosofijos sąvokos prana, reiškiančių visuotinę gyvybinę energiją. Studijos vizija buvo kurti okultinės ir antgamtinės tematikos filmus, ir Nosferatu buvo pirmasis ir paskutinis jos darbas. Kai Bremo Stokerio našlė Florencija padavė į teismą filmo studiją dėl autorinių teisių pažeidimų, pagrindinis pajamų šaltinis jai buvo Bremo Stokerio literatūros palikimas, už ką ji ir gaudavo pinigus, kurie dėja nebuvo gan dideli tuo metu. Jai neužteko vien to, kad filmo kopijos būtų sunaikintos. Ji pareikalavo kompensacijos žalai atlyginti ir Prana Film Studija paskelbė bankrotą. Filmo režisierius Friedrichas Wilhelmas Murnau sukūrė ir daugiau reikšmingų filmų. 1926 metais pasirodė jo režisuota juosta Faustas pagal Johano Getės kūrinį, po kurio jis emigravo į Jungtines Amerikos valstijas, Holivudą ir tenai sukūrė filmą Saulėtekis, kuris sulaukė ne tik finansinės sėkmės, bet ir pelnė kelias statulėles pirmojoje Jungtinės Amerikos valstijų kino, meno ir mokslo akademijos apdovanojimų ceremonijoje
1929 metais. Įdomu tai, kad filmas Saulėtekis pastatytas pagal Hermano Zudermano novelę Kelionė į Tildžę iš apsakymų rinkinio lietuviškos apysakos parašytos 1917 metais. 1931 metais jis sukūrė filmą Tabu. Amerikoje šis filmas buvo išcenzuruotas, nes jame buvo vaizduojamos moterys nuogomis krūtimis. Deja, Murnau nesulaukė filmo premjeros ir 1931 metais kovo 11 dieną jis žuvo automobilio avarijoje Santa Barbaroje. Automobilį vairavo 14-metis filipinietis Garcia Stevensonas. Jis buvo jo tarnas ir, jei tikėtume gandais, jo meilužis. Stevensonas kartu žuvo toje pačioje avarijoje. Manoma, kad Murnau buvo homoseksualus, todėl apie jo gyvenimą ir mirtį sklandė daugybė gandų bei paskalų. Nors filmas Nosferatu yra neautorizuota Drakulos versija, jis tapo siaubų filmų klasika. Kaip ir pats unikalus veikėjas grafas Orlukas, kuris vaizduojamas nejaunas ir visai nežavus ir netoks galingas kaip daugumoje ekranizacijoje apie Drakulą. Pagrindinį vaidmenį atlikęs Maksas Šrekas, kurio vien pavardė reiškia iš vokiečių kalbos verčiant baisus arba gąsdinantis, tik dar labiau papildė filmą siaubo atmosfera ir davė pagrindą gandam, kad pagrindinį vaidmenį atliekantis aktorius iš tiesų yra vampyras. To pasiekoje 2000 metais pasirodė filmas Vampyro šešėlis, kuris pasakoja apie Nosferatu filmo procesą, kaip filmui kurti buvo pasitelktas tikras vampyras. Pats filmas Nosferatu sulaukė ir filmo perdirbinio, kuris pasirodė 1979 metais Wernerio Herzogo režisuotame filme Nosferatu nakties vaiduoklis, Nosferatu Phantom de Nacht. Nors visos kopijos turėjo būti sudegintos, Bremo Stokerio našliai taip ir nepavyko sunaikinti ir iš pasaulio atimti šio filmo. Nosferatu filmas buvo perkurtas ir perlipdytas daugybę kartų, todėl šiandieną turime nemažai jo versijų. Viena tokia unikali versija pasirodė 1930 metais, 12 valanda siaubo naktis. Ji iš kitų išsiskyrė tuo, kad ji buvo kardinaliai pataisyta, pridėta naujai sukurtų scenų, veikėjai dar kartą kitaip pervadinti ir pakeista pabaiga. Šiandieną šio filmo versiją sunku rasti ir ji gana reta. Kai kuriuose namų žiūrėjimui skirtose versijose pagrindinis veikėjas tiesiogiai vadinamas Drakula, o ne Orluku. Iškirpti kai kurie kadrai ir sukurta ne viena versija garso takelių. Originalų garso takelį filmui sukūrė Hansas Edermanas, kuris buvo grojamas orkestro. Manoma, kad jis, kaip ir Metropolio sukurto 1927 metais garso takelis, buvo sugrotas tik kartą pagrindinės premjeros metu. Deja, šis garso takelis nėra išlikęs, yra tik kai kurios kompozicijos dalys išlikusios, kurias 1926 metais kompozitorius publikavo. Todėl per visą Nosferatu seansų istoriją daugelis kompozitorių ir muzikantų yra parašę ir improvizavę savo garso takelį. Beje, šiam filmui garso takelį sukūrė ir lietuvių kompozitorius Marius Salynas, kurį buvo galima išgirsti ir kartu su filmu pasižiūrėti 2017 metų festivalyje Scenorama. Filmas buvo restauruojamas porą kartų ir dabar jau galima jį žiūrėti aukšta raiška bei su pakeistom foninėm spalvom, kurios padeda atskirti nuotaiką bei dieną nuo nakties. Nors filmo veiksmas vyksta ir naktimis, filmas buvo filmuojamas dieną. Iki pat šių dienų nemaža dalis vietų, kur buvo filmuojamas filmas, yra išlikusių. Dar vienas įdomus faktas, kad Švedijoje filmas buvo paskelbtas esantis per baisus ir iki pat 1972 metų buvo uždraustas. Ši juosta taip pat buvo kai kurių žmonių laikoma antisemitiška. Kai kurias scenas arba veikėjus lygino su žydais arba jų veiksmais. Pavyzdžiui, žydai kaip vampyrai arba jie kaip žiurkės, kurios nešioja ligas ir taip plinta. Nors akivaizdu, kad juosta nieko bendro neturi su antisemitizmu ir pats režisierius žydų nelaikė savo priešais ir buvo jiem draugiškas. Stevenas J. Schneideris įtraukė filmą į filmų sąrašą knygoje 1001 filmas, kurį privalai pamatyti prieš mirtį. Kino kritikas Rodžeris Ebertas apie filmą savo tinklapyje rašė: žiūrėti Murnau Nosferatu reiškia išvysti vampyro filmą, kol jis dar nebuvo pats savęs matęs. Čia yra Drakulos istorija, kol ji dar nebuvo palaidota klišėse, anekdotuose, televizijos ekranuose ir daugiau nei 30 kitų filmų.
Jeigu jums patiko filmas Nosferatu, rekomenduoju pažiūrėti vokiečių režisieriaus Roberto Vini 1920 metais sukurtą siaubo nebyliąją kino juostą Daktaro Kaligario kabinetas, kuris taip pat priskiriamas vienas prie pirmųjų siaubo filmų šedevrų. Tai tiek šiam kartui ir iki kitų kartų.